Taigi 11 minučių po 10, judame į priekį. Pirmadienis startavo gan neprastai, bent jau orų atžvilgiu, ir mūsų svečių valandoje šiandieną laukia išties įdomus pokalbis. Mat, mes kalbėsime apie tam tikrą rūšių žmonių, kurie spjauna į patogumą, kuriems nesvarbu 5 žvaigždučių viešbutis. Kitigi žmonės, pavyzdžiui, atostogas mėgsta leisti kažkur šiltose kraštuose, besikepindami saulėkaitoje, o šita kompanija renkasi bekelę, renkasi purvą ir panašius dalykus. Kalbame apie vieną iš sunkiausių bekelės varžybų pasaulyje. Yra šiandien pas mus svečiuose bekelės varžybų dalyvis, organizatorius ir šiaip žinomas žmogus Audrius Sutkus. Gerą dieną. Labas rytas. Labas rytas, taip, ir mūsų geras draugas, būsimasis šių varžybų dalyvis Aidas Bubinas. Labas rytas. Sveiki. Kaip gyvenat, vyrai? Puikiai. Kaip pirmadienis? Pirmadienis kaip pirmadienis, malonu radijoje kelyje kalbėti apie bekelę. Va, tai mes gal iš pradžių pabandykim gal taip filosofiškai tai pažiūrėti, kodėl, atrodo, subrendę vyrai renkasi tokius, ne tik kad nelengvus, bet dar ir purvinus išbandymus. Tai žodžiu. Neparaštas atsakymas į šitą klausimą, nesuderintas. Nesuderintas, gerai. Mes kaip čia, kilinam ar perinam prie kito, ar atsakinėsit? Ne, iš tiesų tai yra tam tikras iššūkis. Kažkaip tai netyčia su Audrium sėdėjom prieš pusmetį, gal mažiau šiek tiek, pasiūlė sudalyvauti šiuose varžybose. Na ir kaip atsisakysi tokio džiaugsmo? Jo, tai daugumai yra gyvenimo būdas ir tai yra tiesiog nebe pramogo darbas. Tai malonu matyti, kai lietuviai ryžtasi naujiem iššūkiam, o naujoj moto klasiai šiais metais važiuos Aidas, aišku, ir kitų sportininkų begalė iš Lietuvos šiemet. Apskritai, Audriau, kiek metų jūs draugavote su to žodžiu bekelė? Mano pirmos varžybos nusišypsojo man 97 metais. Aha. Tai 10 metų buvo aktyvaus sportavimo, paskui perėjau prie renginių organizavimo, ir šiuo metu dirbu tarptautiniuose renginiuose kaip vyriausias teisėjas komisaro dirbu. Aidai, tavo patirtis yra kuklesnė šiek tiek, kalbant apie bekelę. Kuklesnė per kukliai pasakyti. Sakyčiau, patirtis yra kukliai, nulinė praktiškai, nes tik sugalvojus važiuoti į Ladogą prasidėjo visas procesas, tai yra tiek motociklo įsigijimas, tiek treniruotės. Tai... Viską darė atvirkščiai. Nusprendė važiuoti, tada nusprendė, kad dar ir motociklą reikia. Taip, šiaip tai daug žmonių, kiek žinau, irgi, pavyzdžiui, maratonus, kai bėga kokius nors ten pradžiui užsiregistruoja į maratonus, į pusmaratonius ir panašius reikalus ir tada pradeda treniruotis, o ne atvirkščiai, tai kaip motyvacija tam tikra, tai čia panašiai kažkaip tai dviejose varžybose teko sudalyvauti jau, gerokai lengvesnėse be abejo, tai yra enduro sprinto Lietuvos ir Pabaltijo čempionate. Na, atvažiavau tikrai ne paskutinis, tas džiugina, bet Ladogoj manau, kad bus visai viskas kitaip, tai kaip bus parodys laikas. Tai gal tuomet, Audriu, papasakokite apskritai apie šitas varžybas ir kur jos vyksta ir kodėl jos vadinamos vienos iš sunkiausių bekelės varžybų pasaulyje. Jo, tai šiais metais Ladoga jau 19-oji, tai reiškia 19 metų atgal prasidėjo ši istorija šių varžybų. Aš pats apie jas kažkada svajojau irgi keletą metų, kol 2002 metais pirmą kartą jose sudalyvavau. Ir varžybos startuoja Sankt Peterburgo centre prie Isakijevsko saboro. Ir aplink Ladogos ežerą jums gerai, turbūt žinoma, žemėlapyje gerai matoma, veiksmas vyksta beveik 10 dienų. Tai yra pilnos 8 dienos varžybų, 1 diena išeiginių per vidurį ir vėl apdovanojimai dideliai scenai. Sunkiausias dėl to, kad yra labai daug vietos ruošti trasom, labai, sakykime, įspūdingi specruožai, ilgos pelkės, kalnuotos vietovės Karelija, ir be abejo maškara, uodai, visi kiti privalumai. Ar Lietuvos sąlygomis įmanoma kažkaip panašias sąlygas padaryti, norint pasitreniruoti?
Tai visur sąlygos yra panašios, tik tai Ladogos organizatoriai sako, mes darydami trasas visą laiką ieškom, kaip padaryti, kad jūs pravažiuotumėte. O kai organizatoriai daro varžybas Lietuvoje, sako, mes ieškom, kur įkišti. Tokios sąlygos. Esminiai dalykai. Aidai, o pačiam treniruotės, esi tolimo važiavimo specialistas, esi važiavęs ne 1000 kilometrų, bet keliais matyt geresniais. Na, geresniais ar blogesniais visokių teko matyti toje pačioje Rusijoje, bet, tai vis dėlto yra keliai, tai visiškai nesulyginami dalykai, nesulyginama ir transporto priemonė ir sakau, čia dėl tų treniruočių, ką čia Lietuvoje gauni, tai, plus, sakykime, būkim biedni, bet teisingi, tai yra ne darbas, tai yra hobis ir apart to, kad galėtum treniruotis, tai dar reikia kartais ir padirbti kažką tai. Tai laiko viskam, aišku, mažai ir kaip pasiruošiam, kaip nusiteikiam, parodys Ladoga. Gerai, mes darom trumpą pauzę, grįšim, pokalbį pratęsim. Toks, sakykime, netgi romantiškas kūrinys, baigęs skambėti mūsų eteryje, o mes su studijos svečiais grįžtame į eterį ir kalbame apie rimtus dalykus, apie vieną iš sunkiausių bekelės varžybų pasaulyje, Ladoga 2015-ieji, ir pas mus vieši Audrius Sutkus, kuris nekartą dalyvavęs, ar ne, šiose varžybose ir yra nugalėjęs, taip? Yra tekę 2003 metais, sudėtingiausiai tuo metu kategorijoje, tai R3, tai tokie monstrai važiuojantis, pirmą vietą laimėti. Tai kol kas iš lietuvių visų reigininkų nieks nepasivijo, tai labai džiaugiuosi, laukiu, kad tai vyktų kuo greičiau, nes jau reikia Lietuvai naujo kraujo. Apskritai, moto klasė, kur važiuos Aidas Bubinas, jos nebuvo ilgą laiką, ar ne? Jo, moto klasė iki 2000, man atrodo, 8 ar 9 metų yra buvusi, bet jinai buvo labai sunki. Ten važiuodavo motociklai, kurie su priekiniu varomu ratu ir galiniu varomu ratu, ir jie tenai murgdydavo tose pačiose pelkėse. Buvo labai įdomi kategorija, sakykime, klasė. Ir šiais metais nusprendė organizatoriai daryti moto klasę, bet ją padaryti tokią, kaip yra enduro ralis, enduro krosas, kad motociklai varomi vienu ratu, krosiniai motociklai, kelioniniai motociklai galėtų varžytis, tai, sakykime, greitesni specruožai ir šiek tiek bekelės, aišku, neišvengiamai. Kiek maždaug ekipažų neatvažiuoja į finišą? Kiek atsisijoja? Jo, tai gal kalbėkime apie tai, kad pernai startavo virš 230 vienetų technikos ir po pirmos dienos, nes pirma diena Ladogoj būna, kaip ir visuose renginiuose, būna ganėtinai sunkiai, tai po pirmos dienos kokį 30-40% visą laiką nubyra šoną ir baigia savo pasirodymą. Dažnai keliauja kartu, bet technika būna sulūžus arba kažkas atsitikę žmonėms. Tai, kad net važiuotų iki pat galo, aš nežinau statistiką. Manau, kad kokie 30-40% vis tiek finišuoja visi. Aidai, vadinasi, pasiekti finišą, tiesiog nepretenduojant į prizinės vietas, jau yra, sakykime, rimtas dalykas. Tikrai taip. Manau, kad finišo pasiekimas yra vienas iš mūsų tikslų. Pretenduoti į pirmas vietas dalyvaujant su tokia patirtim, kaip mano, turbūt būtų naivu. Bet, tikiuosi, kad nepateksim tarp tų 40%, kurie atkrenta pirmą dieną. Tai bent jau tiek. Turit kolegą, taip pat motociklistą, kuris važiuos kartu su jumis, ar ne? Taip, startuoti ten reikia dviese komandoje, kad galėtum tiek pagelbėti draugui, jeigu kažkur tai užstriktum, tiek kažkokio incidento atveju, kad galėtum iškviesti ten tarnybas kokias nors ar šiaip pagelbėti. Kolega Mindaugas Aškelėnas, jisai turi tikrai daugiau patirties tiek važiavimo motociklu, tiek bekelės su visureigiais šturmanauja, tai manau, kad visa navigacija turbūt guls šiuose varžybose ant jo pečių. Bandysit neatsilikti nuo kolegos? Aidas kaip visada filmuos. Irgi variantas, kodėlgi ne. Kokius motociklus pasirinkot varžyboms? Pasirinkom KTM XC350, tai yra 350 kubinių centimetrų. Tai tikras enduro motociklas? Taip. Svoris jo yra apie 107, man atrodo, kilogramai. Kažką jam būrėt, kūrėt? Ne, nieko mes jam
papildomai kaip ir nebūrėm, nes jis iš principo yra daugiau mažiau skirtas tokioms ar panašioms varžyboms, tai ten kažką tai labai ypatingai priburti nebėra. Na, įmanoma, aišku, visada technikoje nėra tų viršutinių lubų, kiek galima tobulinti ją, bet be abejo viskas remiasi ir į biudžetą, ir į laiko sąnaudas. Na, manau, kad tiek, kiek mes sugebam, tai technika ta tikrai pagal mūsų lygį yra aukštesnė, tai ten kažką labai burti kol kas dar nėra prasmės. Audriau, kiek kilometrų teks įveikti sportininkams? Jo, tai legendoje deklaruojama 1200 km aplink Ladogos ežerą, specruožų yra apie 400 km. Tai kilometrai tokie. Ir aišku, į Sankt Peterburgą pirmin atgal dar 1500. Nu, bet čia jau komforto sąlygomis, ar ne? Čia viskas paprastai ir aišku. Pirmieji lietuviai važiuos su motociklais apskritai, tiek Mindaugas, tiek Aidas, ar ne? Niekas anksčiau su motociklais nėra važiavęs. Keturračių motociklų klasėje prieš 3 metus dalyvavo irgi lietuviai ir laimėjo keturratininkų klasėje 1 vietą, labai džiugu. Tai, labai toks, sakykime, įdomus pasikartojantis žingsnis, tai ir Aidui to pačio linkėčiau, nes iš tikrųjų labai teisingai pasirinko techniką, čia yra jų arkliukas. Dauguma dalyvių, kiek aš studijavau sąrašus, važiuoja su dėvėta, ganėtinai sunkesnė technika, o šituose varžybose, manau, turės privalumą lengva ir nauja technika. Tai yra patikimumas, bet koks naujas daiktas yra patikimas. Na, tikriausiai nereikėtų lyginti Ladogą su Dakaru, nors matyt panašumų yra. Ar yra kažkokie lyderiai, kuriems jau iš anksto galbūt kabinamos karūnos ir medaliai? Visame sporte yra panašus dalykai, ar tai tenisas, ar tai yra koks nors ten šunų varžybos, bet lyderiai keičiasi, kas 4-3 metus keičiasi lyderiai pozicijos, labai priklauso nuo technikos, nes technika labai greitai tobulėja visureigių sporte, manau, ir motociklų taip pat. Ir kas sugeba techniką valdyti, sakykime, naujesnė ir tobulesnė, tai jie ir tą rezultatą atsiveža geresnį. Tai lygiai taip pat ir šitame sporte. Su Dakaru lyginti sunku. Tikrai Dakaras yra kitoks, bet mūsų, sakykime, giliajame bekelės sporte tai yra, sakykime, viena iš viršūnių, ką galima pasiekti, neišvažiuojant iš Europos. Matyt, suvažiuoja dalyviai iš viso pasaulio. Kuri šalis lyderiauja, sakykime, taip, pagal pasiekimus? Pagal pasiekimus dažniausiai matomos Baltijos šalis, tai Estai, Latvijai, tikrai, sakykime, lyderių pozicijose netrūksta rusų, o pernai dalyvavo 17 pasaulio šalių. Šiemet mačiau vėl įdomiai, ir iš Airijos yra ekipažai, ir italai, ir portugalai, po vieną kitą mašinėlę. Iš Didžiosios Britanijos mačiau tokių visokių įdomių entuziastų prisiregistravę. Tai bus marga ir gražu. Aha. Aidai, liko visai nedaug laiko. Šią savaitę jau pajudate link Peterburgo, ar ne? Tai visi taškai jau sudėlioti, viskas paruošta, reikia dabar tik tai laukti to laiko. Na, galvose viskas paruošta, į dėžes dar ne viskas sukrauta, bet dar turim 4 dienas iki išvykimo, kuo ir užsiimsim. Aš net neįsivaizduoju, kaip ten yra su tai žmonėm, kurie nori stebėti visą šitą reikalą. Ten viskas vyksta pelkėse. Ar įmanomas gerbėjų kažkoks privažiavimas? Jo, tai yra klasė, kurioje galima užsiregistruoti. Jeigu esi su visureigiu, galima judėti kartu su visa stovykla, gauti spec ruožų įdomiausių vietų taškus ir stebėti tai. Aišku, paprastam žmogui, turičiam Rusijoje žiguliuką arba su lengvu automobiliu, tai yra sudėtinga, ganėtinai sudėtinga privažiuoti prie spec ruožų, matyti startus, finišus ir visus kitus, sakykime, grožius trasos. Labai norint galima susirasti, kaip keliauti, kaip važiuoti. Tiesiog tai nėra renginys skirtas žiūrovam. Audriau, jūsų darbas Ladogoj, ten nesivaržysi, dirbsit, ar ne, rimtai? Taip, aš esu komisarų kolegijos narys. Komisarų kolegija susideda iš 3 žmonių, tai 2 rusai, aš 1 lietuvis toje komisarų kolegijai. Darbas yra ganėtinai sudėtingas, darbas su dokumentais, dalyvių gynimas nuo organizatorių yra ir dalyvių gynimas nuo kitų dalyvių. Tai reiškia, kada atsiranda ginčai. O tokių būna? O tokiuose varžybose būna į dieną po 10-12.
Tai tikrai darbelio užtenka, darbas įdomus, man jisai patinka, aš tai dirbu jau ne pirmi metai. Ačiū, kad manim pasitikė tokių varžybų organizatoriai ir kviečia kiekvienais metais. Europoje nėra kito tokio lygio varžybų, ar ne? Aš manau, kad kiekvienas didelis įdomus renginys bando atrodyti gerai ir gražiai. Vyksta varžybos ir Vokietijoje, vyksta varžybos Moldovoje, vyksta Kroatijoje. Įdomios panašios varžybos, žinoma, mažesnio mastelio, 2-3 dienų, bet tikrai gražios, įdomi aplinka ir dalyviai spalvotesni. Nu, tiesiog, manau, yra, bet pats didžiausias yra šis. Aidas, nėra iš tikrųjų tiek daug patirties turintis kaip jūs, patarimų kažkokių davėt jam, liepėt daryti tą, nedaryti tą, Tai kiek išeina, tai žinoma, mes su Aidu geri draugai, seni bičiuliai ir kolegos, tai iš tikrųjų stengiuosi, kad neprašautų kažkur, dar mano patarimų tikrai išgirs. Ir visą laiką laukiu klausimų, bet kurių dalyvių, tai iš Lietuvos sakiau, ne vieni motociklistai yra ir visų reigininkų, tai aš už juos visada. Aidai, o pats nebijai, kad dar vieną lygą pasigausi, negana, kad važinėjai nuo vieno pasaulio krašto į kitą, dabar dar ir bekelės varžybos, neliks laiko nei darbui, nei asmeniniam gyvenimui. Prie to buketo, prie puokštės visų lygų, tai dar viena lyga daugiau, viena mažiau turbūt jau nebelabai turi. Arba atvirkščiai, galbūt jau ten persirgęs tiek jau imunitetą įgauni. Tai žiūrėsim, kaip bus gyvenimas parodys. Gerai, tai šiaip ar taip mes linkim sėkmės ir matyt, kad susigirdėsim dar ir po viso to, pasipasakosi, kaip sekėsi arba kaip nesisekė. Jeigu nepaskęsiu pelkėje, tai būtinai. Va. Ir ačiū, Audriau, taip pat atkeliavai. Jo, tai kaip sakau, mūsų posakis, meskit kelią dėl to kelio. Meskim kelią dėl kelio. Iki. Iki sėkmės.